Na, o kauniečius jau kurį laiką stebina pasivaikščioti išeinantis privataus darželio auklėtiniai. Jie eilutė išsirikiavę ir dainas traukiantis vaikai žygioja įsikibę į virvę. Pasak darželio auklėtojų, taip keliauti daug saugiau. Virvė vietoje nenustykstančius vaikus įpareigoja nenukrypti nuo kelionės maršruto. Gerai žinoma senosios animacijos filmuką kauniečiams primena gatvėje sutikti privataus vaikų darželio auklėtiniai. Jie kaip ir filmuko herojai, vaikščioja laikydamiesi virvės. Kad vaikai žinotų, kur įsikibti 5 metrų virvę suraišota mazgeliais, vaikus kelionėje lydi 2 auklėtojos. Viena laiko virvės pradžią, kita pabaigą. Kiekvienas mažylis dar prieš išsiruošiant į lauką aprengiamas liemene su atšvaitais. Ant jos nugaros darželio pavadinimas ir telefono numeris. Šalia Ramybės parko įsikūrusio vaikų darželio auklėtiniai į lauką keliauja kasdien, sustoja vorele ir įsikibę virvės, jie žygoja į parkus, lanko vaikų žaidimo aikšteles. Pasak auklėtojų su virve vaikštoma dėl saugumo, be to keliaujant įsikibus virvės galima daug lengviau pasiekti kelionės tikslą. Tokio amžiaus vaikams labai svarbu kažką tai vestis kažką įsikibus. O jeigu jie įsikibtų draugo rankos, tai tikrai nėra tokios tikimybės, kad jie eis visą laiką tiesiai ir nesugalvos abudu išlėkti į gatvę. O tuo tarpu, kai einame laikydamėsi virvės, vienoj pusėje vienas suaugęs, kitoj kitas suaugęs, jie jau tikrai neturi tokios galimybės išeiti ir kitus dar draugus ištempti į, ten, kur nesaugu, tarkim, į gatvę. Aš per žemę šią. Auklėtojas pasakoja pabandžiusios parke pasivaikščioti be virvės. Vaikus sustačiusios poromis, liepusios susikibti rankomis, bet niekur nukeliauti taip ir nepavyko. Man patinka eiti važiuoti pas namo. O tau kur labiausiai patinka? Irgi namo. O pasivaikščiot patinka? Taip. O kur tau patinka pasivaikščiot? Smagu man, tam aš galiu pažiūrėti. Man patinka eiti į žaibo naują žaibą Latvyną. Taip, į filmą? Taip. O pasivaikščiot lauke patinka? Man patinka čia pasivaikščioti. Gatve einantis virvės įsikibę darželinukai sulaukia didžiulio dėmesio. Praeiviai juos ne tik fotografuoja, auklėtojas pasakoja. Juokaudami studentai su liemenėmis aprengtais vaikais netgi sveikinasi itin rimtai. Sveiki, pareigūnai. Reporterė Kristina Karlonė,